Sveiki, čia yra Lukas iš Riedis.lt ir šiandien turime naujieną jaunimui. AM kategorijos mini automobilį Ride Adora. Taigi, mes pristatysime jums šitą automobilį, parodysime visą procesą, interjerą, vidų, funkcijas, o jūsų darbas yra atvykti pas mus ir išbandyti šitą automobilį, jeigu jis jūs domina ir norite važinėti už 1 eurą 100 km. Taigi, Ride Adora, gražus ir simpatiškas mini automobilis, gali nuvažiuoti iki 100 km atstumą. Tai yra tikrai nemažai ir jį pakrauti užtrunka vos 7 valandas. Šiame mini automobilyje yra daugybė technologijų, pamatysite Android, Apple CarPlay, NFC technologija užraktui, labai gražų žibintai, pats dizainas, daugybės funkcijų viduje, daugybė dėtuvių, šviesos viduje ir taip toliau, ko nėra kitose Motorolerio klasės automobiliukuose. Taigi, Ride Adora nustebino ne tik mus, bet ir mūsų pirmuosius klientus. Visi yra patenkinti, o jeigu jūs norite per šalčius važiuoti į mokyklą šiltai, atvažiuokite pas mus ir įsigykite šį transportą. Maksimali galia, galima tai kategorijai, 4 kW, tai užtenka ir galios ramiam paprastam važiavimui iš taško A į tašką B. Pradžiai pasakiau jaunimas, nebūtinai jaunimas, ir vyresni žmonės, ir vidutinio amžiaus, ir moteris tokiais transportais domisi, todėl kad benzininį ar dizelinį transportą prižiūrėti yra ir brangu, ir draudimas brangus, ir gedimų yra. Elektriniuose transportuose beveik gedimų nėra, kainuoja nuvažiuoti labai mažai, pasikrauti galite mieste. Jeigu turite saulės elektrinę, tai turbūt 100 km kainuoja tik tai keliasdešimt centų nuvažiuoti. Na, o vakarų Europoje jau tai yra ypač populiaru, nes žmonės moka taupyti, moka gyventi efektyviai, o mes norime tai gyvendinti ir mūsų tautiečiams lietuviams. Taigi, Ride Adora, pasižiūrėkite, koks dizainas. Mūsų ženkliukas E raidė su brūkšniuku, reiškia Ride, brūkšnelis E. Tai yra ta E priekyje, gabaritukai priekyje yra priešrūkinės. Juodi veidrodėliai, juodas stogas, didžiulis liukas, juodi ratlankiai duoda prabangos vaizdo. Krovimo jungtis, štai čia, krovimo jungtis. Visą informaciją be abejo apie šį transportą galite rasti mūsų tinklapyje, galite YouTube pamatyti kitus video, šitą video, galite pamatyti tuno video, kito mūsų produkto, kuris yra identiškų panašiai parametrų. Galite pasilyginti, kuris jums gražesnis, kuris dizainas geresnis, kuris jums labiau patinka. Su tuo ir išvažiuokite. Labai įdomiai jos atvyksta, labai įdomiai konteineriai atrodo, labai įdomiai mums reikia jas išpakuoti, surinkti kažkiek, kaip sakant, įdėti savo darbo. Didžiąją dalį darbo be abejo padarėm prieš užsakant, pasirinkome komplektaciją, pilną komplektaciją, ką mėgsta lietuviai. Viskas yra. Taigi, nieko nelaukiant, žiūrime video, ką mes jums parodysime. Jo, šiandien šiek tiek žvarboka. Yra šildymas ir kondicionavimas. Dega snaigė. Mums bus tai per šalta, tai mes turim įjungti saulę. Va, saulutė 23. Patogiai, labai patogiai vairuojasi 31 km/h šiuo metu. Čia tarp kitko USB, pasikrauti telefonui yra Weather programėlė. Paspaudžiam Weather programėlę. Štai, Vilnius. Viskas yra ir orai, ir turime Phone Link, va, prijungti telefoną, Android Auto, Apple CarPlay, žemėlapiai, lietuviškai, žemėlapiai. Daiktus galim pasidėti į bardakinę. Čia yra NFC kortelė ir dar ir pultelis. Tai galima naudoti arba kortelę atrakinimui, mažiukas daiktas, arba pultelį, arba netraktą. 3 dalykai. Čia yra avarinis, čia yra šildymas originalus, čia yra vėjelis originalus, bet kadangi yra instaliuotas kondicionierius, tai yra atskiras valdymas ir šildymui per visą šitą aparatą. Kolonėlės čia ir čia, elektroniniai be abejo langai, sėdynės reguliuojasi, tolyn, žemyn, įvairiais kampais ir taip toliau. Didelės pakankamai dėtuvės, durelių ir be abejo gale. Yra dar dėtuvė ir gale, vietos, baterijos dar vienas indikatorius, nors mes viską matome šiame displėjuje. Aišku, per kamerą galbūt mirga marga, bet čia yra viskas pilna, 1 km rida. Ir kas gerai šitoje yra mašinoje, kad yra atskirai mygtukai garsui. Nereikia vien tik tai iš meniu juostos garsą valdyti. Na va, ir pasileidom Google Maps. Kol kas matome Europą. Štai puikiai mus identifikuoja, kur mes esame. Esame sostinėje, Vilniuje ir galime pasirinkti tikslą. Pavyzdžiui, važiuojame į Trinapolio gatvę, važiuojame į mūsų sandėlį. Nu tai į pietus mes ir atsisukę.
tik saulės šiandien nėra, šaltoka. Gerai, susireguliavome navigaciją. Jeigu norim gryno oro, atsidarom priekinį liuką. Pasidarom veidrodėlį patogiai, kad matytume galą. Dar ką galiu parodyti, kad yra dėtuvė dar viena va čia. Tarkim, tam pačiam telefonui galima ir čia pasidėti. Čia yra 12 voltų jungtis ir be abejo, kaip ir automobiliuose, valytuvai, 2 netgi Doro modelyje. O, ir apsipurkšim biškį langus, va išsivalysim, išlipam ir parodysiu, kur yra šio modelio baterijos. Taigi čia atsisega tokios sagtis ir čia yra nusiverčiančios sėdynės. Taigi čia yra baterijos 1, 2, 3, 4, tačiau kadangi tai yra 60 voltų, ne 48 voltų mini automobilis, reikia dar 5 baterijos. Čia turime dangtelį, po kuriuo slepiasi VIN automobilio numeris, jeigu regitrai reikia. Galinės sėdynės siūlome išsimontuoti, nes vis tik tai yra pagal ES reikalavimus dvi vietis transportas. Sėdynės va taip gali susilankstyti ir nusileisti žemyn. O šitoje vietoje yra kilimėlis, po kuriuo mes turime dar 2 dėtuvės, kur įdėtas yra krovimo laidas, taigi paruoštas krovimo kabelis klientui, dar daiktų ir akumuliatorius, dar vienas yra įdėtas čia. Taigi 5 akumuliatoriai po 100 ampervalandžių, didžiuliai, labai didžiuliai akumuliatoriai. Taigi kas dar yra gerai, yra dar viena dėtuvė štai čia. Na, o jeigu reikia vėdinimo, tai ir gale atsidaro ir užsifiksuoja liukas. Kas dar man patinka labai, panoraminis stiklas, pasižiūrėkite, kaip iš karto atrodo kitas vaizdas. Tu važiuoji, matai dangų ir be abejo, jeigu važiuojate naktį, jums reikia paskaityti knygą, o 15-mečiam, 16-mečiam, 17-mečiam reikia skaityti knygas, reikia įsijungti švieselę. Štai čia. Labai ryški švieselė, tai yra privalumas. Kitose šios L6E kategorijos automobiliuose, motoroleriuose tokių dalykų nėra. Taip pat ir šitų rankenų niekur nėra. Taigi Ride Adora, mūsų išrinktas modelis, važinėjant per gamyklas, per parodas, matant daugybę gamintojų, daugybę gamyklų, tai yra tai, ko reikia tau. Šitoje vietoje, kas yra pliusas, irgi yra dėtuvė dokumentam, popieriam, sąsiuviniam, matematika, lietuvių, geografija, viskas čia tilps. Ir vienoje sėdynėje, ir kitoje sėdynėje. Taigi viskas yra paruošta mokslui. Vietos tikrai ir dideliam draugui bus, ir į priekį mažesniai draugiai. Stabdis, gazas, avarinis, atbulinis, į priekį, neutralus. Na, o šioj pusėje, kas dar neparodėm, tai rankinis. Rankinis stabdis, automobilio taip pat VIN kėbulo numeris. Viskas yra, kaip sakant, paruošta. Pats noriu važiuoti su šitą mašiną į mokyklą. Deja, tenka eiti darbą. Na ir tarkim, išlipau iš mašinos ir einu į mokyklą ar šiaip į darbą, o gal yra, kaip mūsų viena klientė, jau garbaus amžiaus ir sako, ką man to benzininio automobilio didelio, man toks kaip tik ir draugė pavažiuos ir nieko beveik nekainuoja važiuoti. Gerai, išlipau iš mašinos ir pridedu tik NFC kortelę, galima tik tokį daikčiuką nešioti su savimi. Ir mašina užsirakina, viskas, niekas jos netrakins. Bet jeigu jūs norite, galite naudotis ir raktu, ir pulteliu. Na ir įsivaizduojam, kad turiu sunkią kuprinę, daug knygų, daug sąsiuvinių, daug egzaminų laukia. Ateinam, čia tas sėdynės, skaitykim, kad jos išimtos, padėtos į sandėliuką namuose ir daugybė vietos. Čia, kaip ir bandėm su Tuna, pažiūrėkite Ride E-Tuna apžvalgą, kas nematėte. Ten aš buvau bagažinėje. Nu, išbandom ir dabar. Tradicija, tegu lieka tradicija. Visuose 4 kW naujose automobiliuose ir jų apžvalgose aš bandysiu įlysti į bagažinę. Iš bėdos čia praleisčiau ir naktį, o ta prasme, nu, čia galima ir 3 susėsti, jeigu labai norisi. Geras, Ride Adora, atvykite pas mus, išbandykite, pravažiuokite. Turime, tikrai turime vietoje. Būsite Vilniuje, jeigu esate ne iš Vilniaus. Atvažiuokite, paskambinkite prieš tai, jeigu norite. Tuna, Dora, Nana, Domi.
visi mini automobiliai yra vietoje, o netrukus bus ir krovininės įvairiausios technikos ūkininkam ir visiems kitiems. Panašus daiktai, tik ženkliai didesni, netokie gražus, tačiau puikus pagalbininkai kaime ir ūkyje. Na ką, ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą iš riedis.lt. Ride Dora, tikiuosi jūs nustebino. O jeigu norite išsirinkti bet kokį transportą, elektrinį dviratį, elektrinį paspirtuką, elektrinį triratį, elektrinį keturratį, elektrinį krovininį automobiliuką ir dar daugybė įvairios technikos iki vienaračių ir visko, viskas yra riedis.lt, bene didžiausiame elektrinio transporto pasirinkime Lietuvoje ir Baltijos šalise. Užsukite į www.riedis.lt ir išsirinkite savo pagalbininką su tyliu varikliu. Pas mus benzino ir dizelio nerasite. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.